nepaisant to, kad aš jau nusikrušus po visas dienos, aukoju savo pietukų laiką, nors jau beveik vakaras. Bet labai noriu padaryti apžvalgą šiandien kitam, žymiai trumpesniam, negu vakar turėjau. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu, nuoširdžiai iš savo patirties ir iš visos širdelės. Žinokit, jeigu turit galimybę, tai visą laiką rinkitės trumpą. Nes, o Jėzau. Aš vakar turėjau tą ilgą. tą belegokį ilgą. Aš taip su juo nusivarginau, aš taip su juo pavargau. Man prakaitas per visur bėgo, rimtai, realiai, net tupeliais, net per nugarą prakaitas bėgo. Aš taip su juo, jisai niekur nelenda, niekur netelpa. Neįmanoma niekur įkišti, o įkišti vis tiek reikia. O Jėzus, į žandai raudonį, į visą jau nusikriušus, į net viską jau skaudėjo man. Galvoju, mirsiu. Bet ačiū Dievui, šiandien gavau trumpą. Tai žinokit, net nuotaika pagerėjo. Ir šypsena atsirado, ir jau nieko nebeskauda. Ir net, tokia, žinai, nesvarbu kur kiši, visur lenda. Aš apie autobiusą, jeigu ką. Jeigu kas nežinot apie ką kalbu, tai kalbu apie autobiusą. Aišku, Volvinas šitas autobiusas yra irgi lygiai taip pat kaip ir vakarykštis triašį. Bet jisai ant 2 metrų yra trumpesnis. Šitas yra tik tai 13. Tai ant kiek, žinokit, paprasčiau dirbti. Net va. Net iškart nuotaikyta kita. Prabangos ženklo nėra. Jisai jau ne kaip šiltnamis. Stoglangio nėra. Tokia labiau jau kaip daržinė. Nors daržinė tai buvo vakar Anas ilgas. O Jėzus, Anas ilgas vakar aš gavau išprotėsiu. O Jėzus, grįžau namo, nieką nebenorėjau po jo, tik gulėti. Nes taip nuvargino. O po šito tikiuosi dar grįžu šiandien kažką paveikti. Tai va, apžvalgėlė. Salonas, kaip ir visų Volvo panašus, gražus, viskas normaliai. Mikrofonai veikia, galite dainuoti. Bet, nepaką norėčiau dar pagirti šitai Volvai, kad jinai padarė bagažinės jau tokias trumparūram kaip aš. Ir šita bagažinė, jau matot, jau yra atidarimas ir pagalba. Tik jinai būna aukštai, man jau nebereikia šokinėti kaip kengūrai, bandančiai iššokti krepšį. Aš tiesiog paimu žankinėlės ir nuleidžiu bagažinę atgal. Bet dabar, kas yra šitoj Volvui blogai? Mano atžvilgiu blogai. Atsisėdam prie vairo, pasukam užvedimo raktelę, apverčiam kamerą, užsidarom duris ir matom, tadam! Elektriniai veidrodžiai. Božai, kaip aš nekenčiu, žinokit, elektrinių veidrodžių. Aš suprantu, ten sako, kai ten labai būna, kai lietus arba labai saulė, jie labai būna gerai, arba atvirkščiai naktį labai gerai. Bet žinokit, aš taip nekenčiu šito elektrinių veidrodžių. Man reikia, kad būtų manualai. Ir pasižiūrėkit, kaip jie nureguliuoti. Net autobuso nesimato. Tai kaip man dabar jį rūlinti, jeigu net jo... Oi. Ai. Čia šitą šneka, mergaitė. Ok, recording. Tai va, žodžiu, nekenčiu šito, bet visa kita idealiai. Apžvelkime dabar, pasižiūrėkit, jūs man pasakykit, kam prisabačinti šitiek knopkeišan, kaip kokiam lėktuve. Dar lėktuve mažiau negu čia pas mane. Ir dabar kokios knopkės? 6 skirtingos liustros. Kokio pimpalo Volvai reikia 6 skirtingų liustrų. Laukia liustra, gerai, išjunkim degimą. Laukia liustra, automatinė liustra, kuri jungi ir pabūk per visą saloną, kas nori šviečia, kas nenori nešviečia. Tada, kaip lempos ilgos ir trumpos liustra, tada naktinė liustra, tada skaitimo 2 skirtingos liustros. Ir šito net neįsivaizduoju, čia tipo obadų apšvietimo liustra? Kuja šitą liustrų reikia skirtingų. Karočia, aš pasimetus, neturiu net ką pasakyti, už tai tų knopkių 150. Žiūrim toliau. Čia suprantu, čia tualeto knopkiukas, jeigu nori atrakinti tualetą, paspaudį jį. Bet kokio pimpalo į tualetą eiti tik tai po 2 ir būtinai mergaitė su berniuku. O šitą ką reiškia? Čia tipo šaldytuvas, kai reikia užsišaldyti ledukų,
Ar kai tualete labai prisiperdė, jungi šitą ventiliatorių ir prapučia. Šitą knopkę netikėkit niekada, kad ir kiek ją spaustum, nei autobusas kavos nepadaro, nei pasažieriai kavos nepadaro. Taip, kad kavos turėsite eit pirkti į degalinę, va, kurį aš ką tik nusipirkau į 7-Eleven nuėjus. Nu, šitą, man atrodo, čia kažkas susijęs su geometrija, bet kadangi aš jos nelankiau, nes bėgau iš pamokų, tai net neįsivaizduoju, kaip čia apskaičiuoti tą trikampio kampą, bet žodžiu, kažkas tikrai su geometrija. Bet pati fainiausia knopkytė, mano manimu, tai yra štai va čia. Vyno taurė ir spina. Žodžiu, kunigas čia šitam likti negalėtų. Oi, atsiprašau, biškį. Žaksiu. Nu, tai va, žodžiu, nes už tai, kad per mišęs tai geria vyną. Arba turėtų tą sausą ostiją į save kišt. Bet jau mišių tai jau be šansų viskas, nes vyno raudono gert negalima. Spina uždėta ant vyno. Ir teisingai. Jeigu vairuotojai negali gerti, nieko ir visiems tiem keleiviam negerti. Tegu kenčia. Čia kaip motera. Pažiūrėkit, kai motera pradeda laikytis dietos, tai visi šeimos nariai turi valgyti tą patį šūdą, tą pačią važolę, kaip jinai irgi valgo. Ane? Tokia va. Taip ir čia, autobuse. Jeigu vairuotojai gerti negali, tai spina ant vyno ir niekas negeria. Tai va. Pasižiūrėjom viską, apžvelgiam šitą autobusiuką. Turiu dar paskutinius žmonės nuvežti ir važiuosiu namo. Bet jau šiandien sakau, šiandien jau nėra tokio nuovargio ir ačiū Dievui tvarkymosi bus net tiek daug, kiek vakar. Vakar vežiau žmonės, kurie pietavo autobuse. Tai visas autobusas vien trupiniai. Tai va, žinokit, pati šlikščiausia dalis, pati tokia tikrai šlikščiausia dalis iš turistinio autobuso, tvarkyti autiką. Nes miesto autobusas, tai tam yra perfekto. Pavairavai, grįžai, nutrenkiai į garažą, raktelius pakabinai, jeigu tokie yra. Į viskas, galvos neapsikrauni. O čia pats siurbiai, plauni, langus valai, božai. Nu, viskas, einam valgyti. Nes man pietukai. Turiu labai skanių salotų. Nežinau, ant kiekios skanios jum, bet man Cezaris tai. Ir viskas. Dar kavos.